Sveiki visi, šičia Lukenzo. Ir po tiek metų turiu vieną accountą kanalą, kuris yra kitas Lukenzo pavadinimas. Ten irgi filmuodavau lauko, bet šičia naujas kanalas ir dabar šičia filmuosiu žaidimus ir lauko videokus. Tai jeigu patiks, tai spauskit laiką, būtinai pasubscribinkit, nes bus tokių videokų daugiau ir vis daugiau. Taigi mes esam tokioj vietoj, kur apleistas toksai namukas, o ten toksai apleistas namas yra. Sudegęs jisai yra su istorija. Ir mes esam prie tokios palapinės, kaip ir ten mano kolega. Va, prie tokios kaip ir palapinės, panašiai kaip ir namuko. Čia va staliukas yra. Va. Ta lova kažkokia. O šičia šalia yra prūdas, bet nepaturiu maudytis, nežinia, kas jame yra da. Gerai, dabar eisime prie to namuko. Čia didesnė tiek. Taigi, čia mes šalia to namuko. Šičia yra vienas sudegęs, kitas kaip ir sudegęs ir nugriuvęs tuo pačiu. Tai va. Čia tas sudegęs, šitam namukė pasikūrė žmogus, tiesiog per gaisrą pasikūrė vienas iki. Iš draugų tokia istorija girdėjau, nežinau ar tai tiesa, bet čia vienas iki buvo toksai gaisras ir jau visa šeima sudegė ir tas vyras pasikūrė. Čia jeigu bijaudamas ateisi, tai kažką tikrai girdėsi, įsivaizduosi, ką girdi. Čia va sudegęs visas namas, nugriuvęs jau kažkiek tas va. Žinot, namai ilgai neišsilaiko. Va, kaip atrodo. O čia ne vartas buvo? Kaip ir gal tvartas. Šitie yra aptvarai. Einam, šitą kambarį. Va, čia kitas kambarys apaugę, o čia visur žiauriai yra. Einam. Daugiau aš į šitą namuką filmuot videokų neisiu, nes šičia žiauriai sunkus priėjimas iki šito namuko. Gali nuskęst. Va, ten dar vienas darys yra. Ai, ne, čia ratas. Jo. Gerai, einam. Čia į kažką tai įsikritau. Gerai. Taigi, dabar eisim prie to namukų sudegusio. Pafilmuoti. Už to namukų yra kaldas toksai. Va, kolegas triukę rado. Blet, sudegusi visą žiauriai. Jo. Va, parodysiu aplinkui namuką, paskui eisim į vidų. O, šulinys, aš šito dar nemačiau. Da, pilnas. Va, da yra vandens kiek. Žiūrėkit, kaip šitas namukas užkastas. Čia gali būti jau ir lapių apsigyvenę. Ateik parodysiu vandenį, radau daiktus. Čia grinai daug. Va, įrodymas. Va. Gilu užtat. Dunktelį. Va, palauk, plytą radau. Va. Jo, tiesiog duntelį jau žemintę. Jau beveik išgaravęs. Per tos šilumas visas. Čia po to gaisro vis karšta, buvo kokius 3 metus panašiai. Dabar tai jau nėra taip karšta. Gerai. Dabar jau judėsim į vidų. Va. Čia toks apėjimas, va, kaip atrodo šičia. Ten tas kalnas. Tai jo čia. Tai matau.
Geriau ant to kalno nelipt. Tai aišku, kai geriau nelipt. Ką? Pabūk su juo. Gerai. Jisai biškai įsigasda gali. Kartais. Va, šičia toksai nežinau, kaip ir kambariukas galbūt. Laikyt kažką. Tada yra šičia. Va. Kaip čia viskas. Eik tu savo. Bet tai kai žiebai. Aš turiu būt pasilenkęs, žiūrėkit. Šičia. Va, turiu būt pasilenkęs. Va, langelis. Šičia da kažkas tai. Jūs tai nelaužykit. Laužo, kur mes grauna namelį. Va. Gerai, dabar einam šičia kažkaip patekt. Tiesiai. Aš tai noriu viską prodyti. Ar kirp, Lukai. Va. Kur nesikeitė. Va, matot. Bet aš čia negaliu įeit. Va. Čia užtvert, nebent bandyčiau kažką tais padaryti. Bet čia žiauriai atsargiai reikia man. Nes kitaip sugrios viskas ant mūsų. Va, Duris tavo čia buvo. pasidariau įėjimą lygtais. Va, naikinu dabar po biškį savo praėjimą daros. Tai susitiksim, kai padarys praėjimą praeis. Gerai. Kažkiek kelią prasivaliau. Va, po biškį judu. Va, te laukas. Toksai plyšys kažkoksai. Čia vis daugiau ir daugiau visko. Net neįplaukai. Eina įeit, eina. Tai nėra nedieną. Va, ten toliau viskas yra. Kambariukas, kuris nežinau ką daro. Ten griovys. Kas? Ten šičia griovys yra. Aš šį grinai turiu būti atsitūpęs. Čia juoda, jūs kaip matot. Pala, pabandysiu gal prididant. Pajungt šviesą gal. Ne. Šviesos nepajungsiu. Va, vienu žodžiu. Juodu atgal. Gerai, susitiksim. Taigi, va, šičia yra šitas dar. Vieta šita. Ten ta pati vieta. Čia va. Kur sakiau, kažkas tai laiko būdavo. Nežinau, kažkai laiko būdavo. Galbūt malkos, da kažkas tai. Taigi, aplankėm apleistą namuką. Tai jeigu nori dar kitos dalies, kaip aplankom kitas apleistas vietas, būtinai spauskit laiką. Nes aš labai norėčiau, kad šitas videokas surinktų kokią 10-15 laikų. Taigi, su jumis buvo Luka, Enzo ir susitiksim kitą kartą. Ate.